Kodėl atėjote šiandien į protestą? Dėl to, nes prestižas iš niekur neatsiranda. Prestižui reikia ne tik tai žodžių, bet ir veiksmų. Norim aiškiai turbūt šiandien pasakyti, kad tokiam susitarimui mes nepritarėm. Ar pritarėm? Nepritarėm! Tai reiškia, kad metinis jūsų atlyginimas bus pakilęs tik tai 3,5%. Ir jeigu mes klasėje kas nors nesilaikome tų susitarimų, ar mokytojai, ar mokiniai, vadinasi, mes kokybiškai dirbti negalim. Žinote, ketvirtadienį ministrė mums kažką žadėjo, tačiau su kitom 2 profsąjungom susiderėjo. Jonukas ir Gretutė, hipotetiniai to Petriuko vaikučiai apsiverktų pamatę. Aš manau ir pagal paskaičiavimus tą pristačiau, kad tai yra išties finansiškai palankiausias variantas ir ne viskas priklauso nuo manęs kaip švietimo, mokslo ir sporto ministrės. Mes galime padėti jums įvykdyti šituos sulaužytus pažadus. Mes norėtume labai greitai jums juos visus atnešti.